Sveiks, Gedai, tau turiu porą klausimėlių nuo žmonių, kuriems tai rūpi ir kuriems tikrai įdomu tavo kaip sportininkų karjerą. Tai pirmas klausimas būtų, kokie yra tavo ateities tikslai ateinančiuose čempionatuose? Oho. Aš palaikysiu. Žinokit, nežinau jau taip. Kažkada buvo, pasakysiu, taip, kadangi turbūt pats pirms iš visos rinktinės išvažiavau, 17 metų buvo jau man tada. Buvau pats turbūt vienas iš jauniausių. Tai jau dabar tie čempionatai tokia jau kaip rutina, kažkada buvo pertrauka ir džiaugiausi, kad pertrauka buvo, nes jau nebebuvo tokia gal užsidegimo, kaip visada. Paskui susigulė. Pabuvau iš tikrųjų tiek treneriu, tiek teisėjų ir grįžau vėl į pradinį tašką. Tai, tokia istorija. Aišku, visada noris laimėti, bet aš nepasakysiu, kad aš labai vaikaus asmeninių laimėjimų, nes vis dėlto komanda yra svarbiausia. Medaliai, tie visi, žinot, aš smagu įgauti viskas, grįžai, pakabinai ir viskas. Turbūt ta nepakartojama akimirka yra, kai tu stovi aukščiausiai ir tavo šalies himną groji. Tai va, dėl tų 2 minučių šlovės tokios verta laukti visus metus, 2 metus ir stengtis ir viskas. O tos taurės viskas, žinot, yra smulkmena, o ta emocija išlieka iš tikrųjų 10 metų. Tai su ta emocija smagiausia ir gyventi. Dėkui, Gedai. Kitas klausimas būtų, kelintas čia yra tavo pasaulio čempionatas? Oi, 13, 14, gal dar esu buvę žiūrėti, esu teisėjauti. Iš tikrųjų daug esu matęs per tos čempionatas, daug klaidų esu matęs savo ir kitų klaidų, tiek būdams teisėjų, tiek trenerių, bet galų gale supranti, kad kai visą tą suvedi, kad ta mūsų rinktinė yra labai aukštai ir kitiem, kaip pasakyti, labai sunku suvokti, kas mums yra elementaru. Dėl to iš tikrųjų toks tas atotrukis ir yra tarp kitų rinktinių. Kad mums tai yra atrodo paprasta kai ką padaryti, o kitiem dar reikia paaiškinti, dėl ko taip reikia padaryti ir parodyti dar. Tai iš tikrųjų ir skandinavam, ir visiems kitiem dar labai yra dėl ko pasitemti iš tikrųjų. Kad prilygtų bent dalį tos kartelės, kuri dabar yra užkelta Ukrainos ir Lietuvos. Tai va. Dėkui, Gedai. Gali perduoti linkėjimų šeimai, draugams, tiems, kas domisi tavo sportininko karjerą. Svarbiausia, žinot, tikėkit mumis, o mes pasistengsim padaryti viską gerai, kad būtų tai, ko iš mūsų tikitės. Daugiau. Visi sveiki, svarbiausia, nuotaika gera, pykčių nėra, paslapčių nėra vieni nuo kitų, tai čia yra svarbiausia.